Galvau kelmas. Eik tu savo, kai varo. Jisai bėga žemins upę. Eina savo. O, šok. Eik tu kokio dydžio. Eik, žiūrėk, kai važiuoja. Prizuminki kam viršaus. O. Pučia vėjas žiauriai, bet esam per Nemuną. Bandysim salatį lydeką, dabar einu pirmą lydekų, nes vėjuota žiauriai. Einam kur šiek tiek ramiau. Nu, kol kai žinokit, kiek nuėjau, dar nė kibimo nebuvo. Aišku, tvečingauju. Pernai čia nebuvo pavų lydekų. Aišku, rudens mėnesį. Kai laukt vakare. Turėtų suaktyvėti ir salačiai pradėti kepti, nes dabar jau draudimas baigės, tai bandysim pasigauti salatį. Reiks gal dabar ultralaitą dar dieną pamėtyt. Dieną gal šapalas koksai paimtų. Paskui vakarą vis tiek jau laiką ant salačiai leisim. Neužmuš čia manęs. Einu ant tos srovės pabandysiu. Čia kur medis. O, kokia vieta. Oba. Kaip įsivertė. Nu, kol kas nieko. Nekibimo, bet vakaro turėtų pradėti kibti. Ir tenka sėdėti. Pagavo jau vieną čia žmogus vietinis žvejojantis irgi. Salatį legalų. Dėdį kažkas kalė. Šapo dar pagavo irgi. Nedėdė, bet pagavo. O taip tai vakare turėtų visas veiksmas prasidėti. Tai žiūrėsim kaip bus. Dabar tiesiog mėtysiu. Kas čia žino, kada gali pastverti. Bandau sidabrinę tokią blizgę, baltą. Neprasidėjo tas veiksmas, nes kai ateina vakaras, tai non-stop tiesiog šokinėja tas žuvis. Aišku, reikia toliau užmest. 18 gramų blizgė. Kažkas tai tokio. Tai skrenda visai neblogai. Spintukas čia 0,18. Crossstage'o kotas nuo 10 iki 30 gramų. Šiaip lašišinis. Ryte irgi 4000 dydžio. Tai toksai galingas drūtas kotas. Kaip tik tokiam žvejybom gerai, va, kai srovė viskas. Privalo storas ir toliau. Pavadėlis šiaip žiauriai storas, 0,7. Čia lydekom šiaip jisai skirtas, bet metalinė netgi pagauna, tai manau yra šitą. Norėsiu iškips pernai irgi ant tokių gaužių dar storesnių ir pagavau. Tai ir šamą pagavau, ir šapalą pagavau, ir ten soriai kirtas buvau. Nu, į ką, jeigu matysiu, kad nieko, tada pasikeisiu pavadėlį. O, poli kranto, matai? Visiškai palikot mane. Salatės būsiu laikantis. Geras. Pagaudysim iki sutamų, pažiūrėsim, kad čia pavyks sumedžioti. O, koksai. Teisiu pažiūrėti. Uik, tu savo koks salatis. Išsivertė čia. Wow. Imk. Lauk, nekel. O, eik tu. Palauk, čia per visą ranką. Vėl kliuvinys.
Tai ką pabandysiu, paim. Turiu. Ne tavo pirmas, čia va, ves man. Tavo pirmas. Supratau, kad gaudyti. Reikia jį... Atsargiai. Kai daro tai uždaingas, galvoju, čia turinai, neišlieka, čia reikia tik apkirpstumį. Va, atsargiai. Nežinau, nekyla nuo dugno. Kažkas nemažo, nes viešinas taip pat tik žinai. Bet nekyla. Labiau ne visuk. Kelk į viršų. O. Kažkas gražaus. Eiksa. Eina ne ten, kur reikia. Ir nekyla nuo dugno. Salatis didelis. Kokie 3 kilai. Nu mano. Teik čia. Ūsorius. Ūsorius. Eik tu savo, kokią retumą žuvį pagavai. Kokia kopra, sulaužytas jisai. Ne čia. Ajo, ne koks. Ūsorių pagavai, tu įsivaizduoji, kokią retumą žuvis čia? Geras. Iš šonai kabinai nesėdi, dugne sėdi prie akmenų. Ūsorius, žiūriu kažkoks nejasnas. Tada aš tave nufotkinsiu. Bet tai pažiūrėk, čia jisai kažkoks auglys, na. Eik tu, jisai kažkoks, pažiūrėk, iš pilvo sudaužytas, sulaužytas. Teik nusifotkink. Šius kreivas. Eik tu, pasižiūrėk, tai visas su Kupra kreivas, koks auglys. Tai čia tokį įdomu. Bet tai geras. Ūsorius, blemba. Eina savo. Pipėts. Ateik fotkę padarysiu. Eik tu savo. Kokia žuvis. Dar kažkoks auglys. Nu tai sakau, su augliu kažkokį. Eik tu, ir jisai visas sulaužytas. Ūsorių, blemba, sugebėjai pagauti. Jam pipėts. Bet tai eik tu savo, sakiau, aš pagausiu ūsorių. Nežinau, kelintas uodas. Koks įdomus. Eik tu savo. Ūsorius čia. Antroji lašiša skaitos. Biški kreivai. Aha. Ar reikia kitą pusę. Deguonis. Žer atsigaus dar. Šiek tiek palaikim. Ne, ilgai čia visai greitai. Jo, bet jis labai jautrus. Reta žuvis. Lietuvoje tai čia eina savo retumo pagauti. Aš nieko čia neplaimsiu. Traukiame. O, žiūrėk. Nu, bet jis dugnų turi. Ai, nu. Gerai. Eina savo. Ūsorių, blemba, pagavai. Tokio retumo žuvį. Man praeitą kartą nutrūko ūsorius, į kabinės irgi buvo. Bet jie labai vandenį šokinėja. Sakau, tu trauki jį ir jisai dugnu kažkaip eina, nekyla. Ką? Dėl to varai. Ant elspinerio. Parodyk museliuką. O. O tai pipėts. Sakau, eina dugnu kažkaip jisai. Kreivai. Blemba pasisekė. Tikrai geriau nei žinau. Bent jau pamatuos kažką irgi. Bet žinok, tikrai geriau negu salatis. Ir kovoja, jie sako, kaip lašiša vos. Nu, bet šitas kreivas gal dėl to taip lengvai išsitraukia. Nes man tai pamatytai visą šokinėt. Gaudžiau, va, dabar va taip paėmiau. Va, biški patempęs valą, visą laiką laikau, patempęs. Praktiškai nešu, šitą jaučiu va, svorį. Gal vėl ūsorius? Nebesidaužo, ne. Arba užsikabina už žolės, arba... Bet tai pradžiai jau tiek įdaužęs? Jo. Bet jau nesidaužo. Atleis valą gal išbėgti. Daužės, tikrai bus daužės. O, baba. Galvojau kelmas. Labai dugną varo. Wow. Eik tu savo, kai varo. Nenulaikau. Arba šamas. Jisai bėga žemyn upę. Bėga žemyn upę, aš jo neišlaikau. Eina savo. O, šok. Eik tu kokio dydžio. Jisai paviršių mačiau peleką. Kažkas žiauriai didelio. Aš čia dar stabdžiu kaip užveržęs ir kaip važiuoja. Eik tu savo. Eik, žiūrėk, kaip važiuoja. Įsikabino į kažką. O, atsikabino. Eik tu. Aš jo nuo dugno nepakeliu.
Va ten galėjus jau nubėgo toli. Aš čia neišlaikau, sakau. Tu pažiūrėk. Nematau, kur vis. Va, valas, greitai. Iš tos pusės kaip nubėgo. Kuris tas? Va ten galėjus jau nubėgo toli. Aš čia neišlaikau, sakau. Laikyk. Pažiūrėk. Aš nematau, kur vietą. Va, valas, greitai. Eik tu. Tai sukūrė. Tokie pirmų gilai. Prizūmink į kam viršaus. Prizūmink į kam viršaus. Viršui. Eina savo. Aš žinau, kelmą įkabinau, žiūr, nejuda visiškai. Paskui, kaip važiuot pradėjo. Žiūrėk, paviršiu. Ne, jau daug priviniau. Buvo tikrai toliau. Kas čia? Eršketas? Rimtai? Nu, Matėjai? kaip jis į krantą lipa? Rimtai? Ne. Kas čia per rūšis? Neduok biškį daug jie paskutiniu. Palauk. Aš jaučiu, kad Tai tu iškelsi jį tai paviršių, tada mes matysim. Ko jis į krantą lipa ta žuvis? Nežinau, kas čia per žuvis iš viso. O? Bet aš ten neprieisiu, kad esu guminis. Jis lyčia per statu. Ne, čia per... Nieko, pažaisk biškį. Jo, čia 5 kilai virš turėtų būti. Tai šitą reiks. Mano gyvenimo žuvis kol. O, matau. Eršketas? Rimtai? Eršketas? Eršketą pagavau. Tu geras, o čia dar eršketų yra? Galvau, kad tokia žuvis Lietuvoje egzistuoja. Eršketas tikrai mačiau, arba ūsorius tada, nes ūsai. Ilgus ūsus mačiau. Eik tu. Žiūrėk, kai mačiau. Eik tu peklan. Kaip jisai spaudžia stipriai. Ir žiūrėk, atrodo kelmai kabinės bučius nejuda. Jisai nejuda, jis tiesiog dugne sėdi. Dabar aš čia tai nusileist negaliu. Bet tai nesuprantu kaip jis čia taip dugnan spaudžia ir viskas. Eik tu savo. Gyvenime tokios kovos nesudarėjęs. Žiglūdė, maldokas. Tikšt. Žinai, kiek mes žuvies būdėm pagavę, kol tu čia žiūrim, kaip tu čia gaudai. Bet ten yra kliuvinys, žinau, yra medis nugriuvęs. Nu, rastas dugne. Pernai buvau kabinės iš tą. Eik tu savo. Bet tai... Tai kaip jis kovoja. Nu dugną. Jo, bet tai tu greitai ištrauki. O žiūrėk jau kiek lupu. Kiek aš čia traukiu. 7 minutės. Žuvių lupu. Eik tu savo. Visi nenueit, o numai nueit. Ten paskui gali žuvis nueit. Jena pusė, aš jaučiu. Kur ten? Šiaip jeigu jis eina prieš tenai pabangą, reiktų ten nueiti, ten yra krantas, aš ten paimčiau gal, žinok, su čerpoku. Ne, čia netikiu, kad čia bus ūsorius. Eik tu savo. Eršketas taip neit, paprašiau. Galvoju, netils tavo čerpoką čia. Tai, kad savo atsinešk. Tai mano dar netoks glus, dar bus. Čia nieks nesigils. Eršketas. Eršketas, nosis eršketas. Tik tai fotkę padarysim ir leidžiam. Eršketą pakabinsim. Karočią, tu, man atrodo, esi užkabinės kažkur už kelmo ir tas eršketas yra po kelmo, jo, po kelmo valas eina. Mums reikia eiti tada iš tos pusės, jį paimti. Eik aplink. Tai aš ten nepaisiu, aš čia. Ne, tai reikia likti va čia greit. Pastrauk. Ne, aplinko tai. Čia, galiu ateiti ir pabandyti tenais tada. Dirbti. Bet tai valas ar pasikėlė. Eršketas, jo. Jo, jis užsikabinęs. Negaliu, jis užsikabinęs. Ar girdi? Jo, jis eina. Jo, bet tu žinai, kokie jų pelekai aštus. Gali mano valui katink ir viską. Nu, tai jau, nu.
Eskis biškai tūpkis, ką žinau. Vygi. Aš tai galėčiau nulyp žemyn, bet tai... Davai, prašau. Ne, neužkabinai. O, dabar yra. Tai žinai, kaip eršketas kovoja. Eršketą Lietuvoj pagavau. Ant blizgės. Nėra mažiukas, nemažas. Sakau, galvau, kelmai kabinau. Čia man rodos tas sibiriškas, ar kaip jis tam vadinas. Nes pagal spalvą. Jo, šonui kabinau aš jį. Galvoju, kas per nesąmonę. Eikit, va čia nai, davai. Eik. Eršketas gyvybingas, nebijokit. Tai jo, bet dar žinai ir strovė nemune viskas. Gyvo. Eik, tu savo. Reikia greit atpažinti. Čia gražu, šiaip tai nemažas. Kaip čia užkabinė už nugaros? Nežinau, aš pats nesupratau. Sakau, Dėl to taip ir nėjo jisai. nu, sakau. Nes už nugaros įkabinom. Nu, tai jisai šiaip neima blizgės į burną. Nežiūrėjau, jis pelekai įsima blizgį. Atskabinai? Kaip nors, davai. Labai kieta oda. Tai va, tai reikia greičiau, nes jie iš vandens negali pabūti. Blemba, reikia storesnių žirknių. Blemba. Ei, nesivartyk. Blemba, kokie aštrus šie. Nu, šonai. sakau, dėl to ir bijau užtraukti. Bijau, kad nuplėšiu. Dabar, davai, imk Sen žilką palikti. ranką. Nufotkinsi man. Davai, apsisuk, nemonas. Matytis. Nu, leidžiam. Eik, tu savo, kokį dydžio. O, koks gyvybingas. O, koks gyvybingas. O, žiūrėk, stovi. Wow. Matai patogas kovas. Pats nespėjau aš tai. Pabėgo? Grizlio garsai. Nu ką, jau tamsta. Paskutinį metimą ir varysim jau namo. Žvejyba tikrai pasisekus. Atvažiavom salačių, bet ūsorius ir eršketas. Eršketas tai iš viso čia. Lietuvoj be proto reta žuvis. Ir jį pagauti čia yra, nežinau, toks jau sėkmės dalykas, kad ohoho. Ir sugebėjom blizgas. Aišku, iš šonai kabinau. Galvojau į kelmą, bet... Jo. Čiaukas, kad pagavau, paleidom, aišku. O dabar jau viskas, keliausim. Salačio taip ir nepagavau, praeitą kartą žvejau, ūsorį kirtau. Pagavau šamą, ne salatį, dar kitas salačių žvejybo, pagavau šapalą, ne salatį. Tai salačio dar vis iki šiol nepagavau. Nu, nežinau. Čia mano pirmas ir vienintelis jau eršketas Lietuvoje tikrai bus. Netikiu, kad daugiau pagausiu laukiniam telkiniui. O krūdės, taip suprantu, kurių yra, bet čia pagauti į raudoną knygą rašyti. Tai va, čia dabar užsidėjęs kaip blizgutę, taip tai naudojau iš AliExpreso. Ant šitos dar pagavau 14 gramų. Dabar mėčiau 18. Nu, vienu žodžiu, nežinau. Tai va, šiandienai bus viskas. Labai būtų fainai, jeigu paspaustumėt like ir subscribe mygtuką. Padarytų didelį įtaką kanalui. Tai va, naudojau čia 0,30 pavaduką. Fluorokarbonas buvo surištas tiesiog ilgų 40 cm atkarpa. Dabar karabinu su suktuku ir viskas. Tai va, šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.